Visą savaitę trukusios Josvainių miestelio jubiliejaus šventės kulminacija – sutvarkytos centrinės aikštės pristatymas visuomeniai. 630 metų istoriją turinčio miestelio centrinė dalis pastaraisiais metais pasikeitė ir atsinaujino. Atnaujinti takai, sužydę gėlynai, stilingi daugiamečiai augalai, senoviniai šviestuvai – tai naujas istorinį Karių aikštės pavadinimą atgavusios aikštės veidas. Čia yra įgyvendintas projektas istorinę vertę turinčios aikštės atnaujinimas. Ši aikštė mena daug laikų įvairių, tačiau ji niekada neturėjo, kaip mes sakome, paso. Tai yra jokio dokumento, nei vardo, nei žemės dokumento. Mes atradom, kad Karių aikštė ir daug kam asocijavosi su sovietmečiu, nes buvo karių kapinės čia. Tačiau, kaip išsiaiškinom, čia susikirsdavo visi keliai ir kryžiuočiai, ir caro kariuomenė, ir prancūzai traukdavo didžiuoju vieškeliu, o šalia jo aikštė. Tai va tas Karių aikštės pavadinimas yra daug platesnis. Šiuo projektu mes būtent norėjome tą aikštę miestelio centre atgaivinti. Aikštėje sutvarkyti panaudota 250 000 litų iš Kėdainių rajono vietos veiklos grupės strategijos įgyvendinimo lėšų. Ar tikite, kad josvainiečiai išsaugos šitą aikštę tokią gražią, kokia jinai šiandien yra? Visada reikia turbūt tikėti. Aišku, negalim sakyti, yra visokių nenumatytų atvejų, bet mes tikimės, kad visuomenė bus sąmoninga ir svečiai atvažiavę ir tikėkimės, kad bus viskas gerai. Seniūnas pažadėjo, kad centrinė aikštė bus apšviesta rudens žiemos vakarais, o tvarką joje sergės stebėjimo kameros. Josvainių švente atsinaujinimo džiaugiasi ir miestelio žmonės ir svečiai. Nepaisant to, kad Josvainių seniūnija neįeina į jūsų apygardą, vis tiek liekat josvainiečių draugė. Taip, aš kažkaip tai ir net neskirstau rajono į rinkiminės kažkokias apygardas, nes tiek priiminėjų gyventojus tikrai atvažiuoja tiek iš Pelėdnagių, Bernarevos, Josvainių ar Krakių seniūnijos. Ir niekada nesu pasakęs, kad čia ne mano rinkiminė, kreipkitės pas kažką kitą. Noriu visus pasveikinti josvainiečius, palinkėti sėkmės, prisimenu prieš 5 metus, kai šventėm jubiliejų, irgi gimtadienį jubiliejinį, tai ir šita aikštė dar buvo nesutvarkyta, tai paprastas skverelis, tai dabar labai džiugu, kad žmonės vis tiek suvokia, kad savo jėgomis, savo idėjomis tikrai gali labai daug padaryti. Ir noriu vieno dalyko palinkėti, kad visada būtų žmonių, visada būtų norinčių gyventi Josvainiuose, norinčių kurti čia savo šeimas ir kad tas miestelis toliau gražėtų ir gražėtų. Artėja naujas finansinis laikotarpis, manau, kad idėjų tikrai bus daug labai pas bendruomenės vadovų, žmonės ir seniūnijoje, ir įstaigose. Ir kai mes švęsim dar po 5 metų kitą jubiliejų, tai labai daug ką naujo pamatysime šiame miestelėje. Sėkmės, sėkmės visiems josvainiečiams. Šios šventės metu josvainiečiai savo gyvenimo būdą pristatė mums visiems ir parodė, ką jie iš tiesų vertina. Ir man tai ypatinga šventė pirmiausiai tuom, kad čia kiekvienas prisidėjo prie tos šventės organizavimo. Ir šita šventė yra taip pat dėl kiekvieno. Ir aš galvoju, kad tai tik išties labai atviras, šiuolaikiškas, gerbiantis savo istoriją, pakankamai europietiškas Lietuvos miestelis gali suorganizuoti tokio pobūdžio šventę. Aš nežinau tokios šventės, kur generaliniais rėmėjais šventės yra visa bendruomenė. Tai rodo bendruomenės brandą. Tai nepasiekiama šventės metu. Nemobilizuosi bendruomenės, jeigu ji neturės savyje jau įsiugdžiusių bendrystės bruožų. Smagia diena, laiminga diena, Jūriukas, viskas labai. Ačiū, žinoma, visiems. Nors aš pats Josvainiškis, bet Josvainiuose visiems dėkavoju labai. Sutvarkė, matot, patys, aplinka graži. Ir miestelė atėjus kas kartą vis gražiau ir gražiau yra. Smagu, kad žmonės keičiasi, mokosi, tobulėja, keičia aplinką, tai tikrai smagu grįžti į tėviškę visą laiką. Josvainių jubiliejinės šventės dalyviams koncertavo vietos muzikantai ir žinomi Lietuvos atlikėjai.
Grandiozinę miestelio jubiliejaus šventę organizavo patys josvainiečiai, jie ir pagrindiniai šventės rėmėjai. Gyventojai paaukojo šventėje organizuoti daugiau kaip 14 000 litų. Iš viso širdies tikrai noriu padėkoti visiems prisidėjusiems prie miestelio šventės organizavimo, nes labai daug darbų. Kiekvienas darbas, kai susidedam daug mažų darbų, tai gaunasi daug sunkių darbų. Tai visi pasidalindami, visi kartu, bendrom jėgom, kažkaip padarėm tokį rezultatą, kad aš manau, viskas paprasta, nuoširdu, be jokio kičo, viskas tai, kas yra tiesiog iš mūsų širdžių plaukia. Penktadienį vėlų vakarą po Josvainių miestelį pasišviesdami žibintais klaidžiojo būreliai žmonių. 4 grupių vadovai vedžiojo po 50 smalsuolių, kelių šimtmečių ar kelių dešimčių metų istoriją menančiomis vietomis. Pasakojo, kas kuriame pastate veikė, koks gyvenimas vyko miestelyje šalia didelius miestus, skirtingas valstybės jungiančių vieškelių. Daugelyje vietų ekskursijos dalyvius sutiko pasakojantys, dainuojantys, vaišinantys ir vaidinantys josvainiečiai. Teatralizuota naktinė ekskursija surengta įgyvendinant projektą Prakalbinkime istoriją, skirtą miestelio 630-ajam jubiliejui. Pamąsčiau, o ką aš pati žinau apie savo miestelį. Ir man labai pasidarė įdomu ir aš pagalvojau, tokių kaip aš, nors aš čia gimus ir užaugus, tikrai yra labai daug. Ir man tiesiog labai parūpo, kad visi žmonės šiek tiek bent susipažintų, kad svečiai pamatytų, ką mes turim. Juk vis tiek mes kiekvienas miestelis mes turim savo istoriją, o jau labiau, kai skaičiuojam šitokį gražų jubiliejų. Ir tada pamąsčiau, reiktų mums kažką tai tokio padaryti, na ir taip priėjome iki mūsų projekto. Ir labai prisijungė žmonės gausiai. Tikrai nei vienas neatsakė, ko prašiau, nei vienas neatsakė, kaip bebūtų, ar atverti savo namų duris, ar pavaidinti, ar va šeimininkėm padaryti sūrį. Mūsų tikslas nėra tiesiog tos istorijos toks jau chronologiškas atpasakojimas. Čia yra daugiau pajautimas tos istorijos, tiesiog patiems josvainiečiam jausmo, pasididžiavimo savo kraštu skatinimas. Toks buvo gyvas ir istorinių žinių suteikiantis vakaras Josvainiuose, o prieš tai susitikimas su miestelio šiandieną. Gausiai susirinkusiems josvainiečiams koncertavo Josvainių kultūros centro saviveiklininkai ir kaimynai iš gretimų seniūnijų. 2 valandas praktiškai sudaryta programa vien iš josvainiečių. Taip. Iš kur tie kūrybingų žmonių nedidelėme miestelėje? Aš manau, kad nedidelėme miestelėje yra lengviau pastebėti tuos, kurie dainuoja, kurie turi balsą, kurie turi aktorinių gebėjimų. Yra labai lengva pastebėti dėl to, kad mes vieni kitus labai gerai pažįstam. Visą tai taip nuoširdžiai daro žmonės ir jie taip, bet miestelio šventėje, tai sakau, vasarą jau prasidėjo repeticijos, sezonas prasideda nuo rugsėjo, o jau mūsų visi kolektyvai rinkosi iš tiesų nuo vasaros vidurio repetavo ir suknelės siūbosi ir tikrai visi vieningai kažkaip stengiamės dėl miestelio, dėl mūsų žmonių. Vieni šoka ir dainuoja, kiti tuo metu savo kraštui dovanoja kitokias dovanas. Josvainių tautodailininkė Albina Mackevičienė sukūrė ir Pievoje miestelio centre eksponuoja daugiau kaip 10 šieno skulptūrų. Mano šita paroda, sakyčiau, yra suskirstyta į 2 dalis. Tai yra, kadangi mes šiandien minim miestelio istoriją, tai viena grupė, va čia va dauguma šitų skulptūrų, gyvulėliai, ožka, ožys, ožiukai, arklys, piemenukai 2, tai yra senovės vaikystė. Na, o šiek tiek atokiau, tai yra dabartinė vaikystė. Saldumynų, ledų ar sakykime, kažkokio tai deserto didžiausia taurė, už vaiką didesnė, mergytė semia tą desertą. Na, o dar mažas nevaikščiojantis piplys čiulptuką ištraukęs iš burnytės, jau žino, ką reiškia saldumynai, gardumynai. Tautodailininkė prisipažino niekad nesvajojusi surengti šieno skulptūrų parodos, bet jubiliejaus šventės organizatoriai įtraukė skulptūras į programą, tad jai nebuvo kur trauktis. Skulptūros neprapuolė iš Pievos iškart po šventės, jos dar džiugins praeinančiųjų ir pravažiuojančiųjų akis.